kaip tinkamai prižiūrėti odą, kokius aksesuarus ir priemonės pasirinkti ir išvengti odos suskeldėjimų. Trumpai tariant, jums reikia naudoti specialų odai skirtą valiklį su neutraliu subalansuotu pH ir apsaugoti odą ją impregnuojant specialiais peneliais ir kremukais. Aplikavimui galite naudoti aplikatorių arba tiesiog šluostę, bet šluostė labai gausiai sugeria pačios priemonės ir priemonės išeiga ilgainiui išauga. Tai žodžiu, šluostė yra skirta valymui, tuomet odai skirtas natūralių šerelių šepetukas arba šveitimo kempinėlio su tam tikrais šereliais. Šereliai yra tam, kad įlystų į odos tekstūrą ir išvalytų tarpueliuose duobutėse esantį purvą. Tai pasiemam specialios priemonės, kurio gali būti bet kokio jums patinkančio gamintojo. Svarbu žiūrėti, kad tiktų odai ir odai skirtų šepetėlių. Ir pasiemam kažkokį segmentą ir su juo dirbam. Aišku, turėkite gerą darbinį apšvietimą. Na ir valant odą, jai patinka, kai pro ją praeinam daugiau negu 4-5 kartų. Tai turi gal 1, 2, 3, 4, 5. Tada jau ta oda daugmaž bus išsivalius. Neleidžiam produktui uždžiūti, imame šluostę ir sausiname. Aš taip surenku purvą ir su kitą pusę užpoliruoju. Taip pat būna produktų 2 viename, kai ir valo, ir iš po savęs impregnuoja, suminkština odą. Yra gerai turėti bent tokį produktą negu jokio, bet žinome, kad daugiafunkcinis ne visai yra tikrai funkcinis. Tai 2 produktai, tokie kaip kažkoks penelis impregnavimui, labai smagiai suminkština odą, padaro ją elastingą, apsaugo nuo saulės spindulių ir nuo susidėvėjimo. Taip pat yra vietoj impregnavimo, penelio, tam tikros keramikinės dangos, kurios irgi apsaugo, bet ne taip maloniai suminkština odą. Aš labiau lieku klasikinis bernas, kuris mėgsta naudoti penelį, bet karts nuo karto turite penelį išsivalyti ir vėl pasidengti, atnaujinti ją, o ne tepti ant viršaus. Turite išsivalyti susidėvėjimo žymes, purvą, kuris prisitrynė nuo naudojimo, nuo sėdėjimo, ir tuomet vėl dengti penelį ant švarios sėdynės. Tai pasidengus peneliu nusirenkam perteklių, nereikia iš karto skubėti kaip su keramika, galite leisti odai pabūti. Taigi naudodami atitinkamas priemonės natūraliai odai išvengsime įvairiausių odos sutrukinėjimų ir prailginsime jos ilgaamžiškumą ir kosmetinę būklę. Universalus valiklis galėtų būti tiesiog labiau sintetiniams įvairiems paviršiams, bet kai kalbam apie odą, oda yra natūrali ir ji mėgsta natūralesnius produktus. Ačiū, kad žiūrėjote.